Tai sveiki visi, nesveikinam dar Valdas Rakutis, puikiai žinot, karo istorikas. Ir aš čia visai neseniai kažkaip atkreipiau dėmesį vieną seną Valdo, postą 2023 m. sausio 13. Ir mane jis užkabino ir aš pagalvojau, kad reikia su Valdu pasišnekėti, kad pacituosiu pradžią, kad griūvant imperijoms valstybių sienas apsprendžia ne tik moksliniai argumentai, bet ir ryžtingi kariniai veiksmai. Ir ten po to Valdas, cituoja pavyzdžius. Bet aš iš principo noriu pasišnekėti tokią mintim, kad Europos Sąjunga kažkuria prasme irgi, galima sakyti, yra imperija, dabartinė Rusija kažkuria prasme irgi, galima sakyti, imperija. Čia jau labai, taip plačiai interpretuojant tą žodį imperija. Ir mes, aišku, turim karinius konfliktus, tai mes po to, matyt, daisim iki to, kokie iš tų dalykų galėtų persikelti 21 amžių ir ar jie taikytini. Bet nuo kažkur mes galėtume pradėti, nežinau, ar nuo abiejų tautų respublikos, ar ką, kaip valstybės padidina savo teritorijas ir praranda savo teritorijas, kokie dažnai, ar tai yra tiesiog laimėtas praloštas karas, ar tai yra, ten, kur yra kažkoks substancialus kiekis žmonių, kurie save identifikuoja su viena kita kultūra, po to gali kažkas tai atsikurti, susikurti. Kaip jums, Valdai, kaip istorikui, tos sienų kaitos, ypatingai mūsų regione, nuo ko jos daugiausiai priklausė? Žiūrint, nežinau, nuo kada mes galim pasižiūrėti. Čia jau pačiam spręs, nuo kada pasižiūrim. Tai tas labai geras požiūris yra, kad jeigu mes norim kažkokiu žvelgti išmintingų dalykų, tai turim paimti truputėlį platesnius laikotarpius. Nes ir dabar leidžia daryti tas sienų kaitas, ten filmukais paleidi ir matai, kaip ten plečiasi, traukiasi. Bet labai svarbu ne tik matyti nupieštas teritorijas, nes tai yra sutartinis dalykas, ką laikyti kieno valda. Nes tai gali būti duoklės mokėjimo riba, tai gali būti įtakos riba, tai gali būti, tiesioginio administravimo jėga, tai laikinai valdoma teritorija, kuri pripažįsta kažkokią valdo vyresniškumą. Čia ypatingai viduramžiais tos visokios priklausomybės, jos yra labai sąlyginės ir viena spalva jokių būdų negalima piešti. Tai, bet kas dažniausiai nulėmė, tai vis tik kultūra. Vat kaip bebūtų keista, bet kultūra, jinai ko gero nubrėžia tas ribas arba padaro jas tvaresnės. Nes tu gali užimti, vienas valdovas gali užimti labai daug teritorijų. Ir kas? Jisai numirė, viskas subirėjo. Po kiekvienos mirties valdovo vyksta šitoks žemių persidėliojimas. Bet tai, Valdai, ar istorijoje buvo kada nors tokių pavyzdžių, kaip mes matom dabartinės Rusijos atveju, kai ir ne tik dabartinės, matyt, čia jau tą patį galėtume pritaikyti ir Karaliaučiaus sričiai, kad kažkokia teritorija užimama ir jinai yra išvaloma ir ten jau niekas nebeatsikurtas. Ar tokie principai ir anksčiau vyko? Ar į tokie išvalymo totalaus? Arba išvalymo, arba išstumimo. Nes yra žinoma, kad jeigu, pavyzdžiui, turi labai blogus kaimynus, tai atsiranda tokia idėja, kad gal kažkur einam toliau, bėgam nuo to. Tai čia, tarkim, tas mongolų arba hunų, pavyzdžiui, puolimas, jisai priverčia tas kilnotis tautas. Tuo metu jos dar nėra labai ten priaugusios prie žemės, ten kokius Ost arba Vestgotus, ten jie gal kitaip tuo metu vadinasi, bet vis tiek reiškiasi. Jų tas judėjimas, didysis tautų kraustimas yra iššauktas hunų reiškiasi toks didelės ekspansijos. Jis ir anksčiau iš tikrųjų jau vyko, bet tas jau sukėlė labai didelius pokyčius. Tai čia taip yra ir su tokiais migraciniais procesais mes susidurėm tuo metu, kada neegzistuoja stiprus valstybiniai dariniai. Ir tada, prasideda tas judesys toksai. Bet tokio sunaikinimo atveju taip pat yra žinoma. Tai čia mongolų kelias, jeigu ten kokia nors pilis nepasidavė, ir priešinosi iki galo, tai ir išpjaunami visi ir viskas, ir toje vietoje pasodinami nauji gyventojai. Tai mes tokių galim čia rasti pavyzdžių. Nes šiaip gyventojus pjauti pavojinga, kadangi tu juos gali išpjaudamas nebeturėti žmonių, kurie dirbs tą žemę. O kas tai turi dirbti, tai tie atėjūnai labai retai atsiveda su savim kolonistus. Jie gal sudaro kokį valdantį elitą naujai iškariautos teritorijos, bet jie negali pakeisti darbo žmonių, nes tie žmonės, kurie dirba, jie moka tam regione tvarkytis. Tai, pavyzdžiui, klajokliai, tai gerai, jie užėmė, ir kas iš to? Ką jie tame padarys. Tai yra naujos ganyklos iš esmės. Ta prasme, ir jie neišvengiamai tada turi naudoti vietinius gyventojus, kad galėtų ten toliau vystyti tai, ką darėm. Tai čia kaip yra tas mongolų, kai Kinija užvaldė.
Nu tai Kinija užvaldė, nu tai ką padarė, nu tai pasikeitė, Kubluk Hanas atsisėdo, reiškia, jau ten, nežinau, kienos ten anūkas, Džingis Hano ar kas jis ten buvo. Bet realiai grįžo imperinis valdymo būdas, nes kitaip tu nesuorganizuosi tų darbų, ten prižiūrėti upių vagas, ten statyti sienas, ne kažkokius, tai vis tiek. Ir tokiu būdu ta kultūra, jinai kažkiek pasipildo to karinių genų, bet jinai vis tiek lieka tokia, nes jinai yra tokia, tu jos negali pakeisti. Bet valai, ten galbūt kariniai veiksmai į tą pusę turėjo tokį mažą ypatumą, kad ten skaitlingumo neturėjo užkariautojas. O kai tuo tarpu į šitą pusę, kai į vakarus mongolai ėjo, tai jie nesusidūrė su tokio dydžio populiacijomis kaip Kinija. Ir dėl to jiems mažiau problemų buvo. Nu, ir išpjauti buvo įmanoma. Aš manau, kad tai vis tiek, pavyzdžiui, toks jau geriau žinomas dalykas, tai yra kaip mongolai užvaldo Kijevo Rusią. Kijevo Rusija buvo tuo metu silpnumo momentu, ten iš tikrųjų buvo viduje didelis jau suskilimas į atskiras kunigaikštystės. Kelintas čia amžius? 13 pradžia. Tai realiai reiškia, pirma pusė. Tai tas reiškia tas Batijos žygis, čia jeigu konkrečiai jau suduoda smūgį, nes dar buvo ankstesnis. Tai tas smūgis, reiškia, jisai paralyžuoja tą kultūrą, bet jinai išlieka. Tai ta vikingiška Kijevo Rusia atskirų kunigaikštysčių, reiškia, pavidalų jinai lieka. Ir jie suvalgome mes už tai, kad mes ginam nuo totorių. Bet reiškia, jos vis tiek lieka su savo kalba, su savo ten kažkokiais papročiais. Bet jeigu ilgai užtrunka buvimas toje naujoje erdvėje, tada poveikis jau pasidaro jai vis tiek, reiškia, jinai keičiasi, jinai gauna tam tikrą pobūdį, tampa surytėja, reiškia, tie kultūrinės... O kas yra ilgai valai? Keli šimtai metų. Tai aš manau, kad tai ilgai. Ir va būtent Maskvos atveju, reiškia, tai Maskva joks ten centras nebuvo Kijevo Rusijoje, ten gal kiti miestai šalia buvę. Bet jie tampa tos aukso ordiškos kultūros, reiškia, tokių jau skleidinių ir net jeigu jos paskui viduje valdymo grandyse atsirado labiau vakarietiškos kultūros, tai čia būtų galima paminėti ir Vytauto dukrą Sofiją, kur lietuviškos įtakos ateina. Lietuviška įtaka didžiulė buvo Maskvos valstybėje, Maskvoje, Novgorode, ten kitur. Tai vis tiek, reiškia, ilgainiui vis tiek tas reiškia, prasimuša ta vietinė kultūra ir jinai gali paskui tokiu keistų būdų atgimti, vėl atrodytų, kai visiškai sunaikinta. Kaip ir lietuvių atgimimas 19 amžiuje yra stebuklas kažkoks. Jau ten atrodo visiškai tokiu suslavėjusi, surusėjusi, sulenkėjusi, reiškia, Lietuvoje vis tiek kyla tas nacionalinis judėjimas. Tai dėl to mes, reiškia, matom, kad ta kultūra vis tik apsprendžia valstybių sienas daug labiau, negu kad vien tik karinė jėga. Bet karinė jėga yra tas faktorius, kuris keičia sienas. Tai va čia ir yra klausimas, ar be karinės jėgos kažkoks sienų pasikeitimas yra įmanomas? Jeigu tas nėra tos karinės valios, mes va dabar matome Europoje, sakykim taip, kovinio geno, kaip pasakytų Linas Idzelis, deficitą, ar kažkaip tai, va, sakykim taip, susidurėm tom civilizacijom ir, čia galima sakyti, vieni analitikai sako, kad bręsta susidūrimas karinis tarp mūsų bloko ir Rusijos. Kiti tenais aiškina, kad ne, čia dar daug metų turim, žodžiu, ten suprask. Bet iš principo, be karo veiksmų, ar galima kažką atsijimti, kažką, žodžiu, nežinau, ten rekultivuoti ir panašiai. Gali tai būti. Tai atsitinka tada, kada civilizacija išgyvena... Kokių turim istorinių pavyzdžių? Kada valstybė išgyvena vidinį tokį krizės laikotarpį. Tai atsitiko su Vakarų Romos imperija, tai atsitiko su Rusijos imperija per Pirmą pasaulinį karą, reiškia, kada vyksta kažkokios revoliucijos, ten susipriešina, visi pradeda muštis tarpusavį. Tarp kitko mes Amerikoje tą stebime. Visiškai visas krizės apraiškas, tai didžiulis visuomenės susiskaldimas, reiškia, čia tas dabar Kirk, reiškia, tas nužudymas čia gali tapti tokiu, netgi, sakyčiau, pilietinio karo pradžia, nes ten tas susipriešinimas yra kažkoks nesuvokiamai didelis. Bet kita vertus, netaip seniai buvo Trumpas pašautas, neprasidėjo jau straightforward kariniai veiksmai, tai galima ir dabar jie neprasidės. Čia tik tai hipotezė. Tai šiaip nuo to neprasidės, bet jeigu įtampa jau yra, tvyro ore, ir tas karas viduje jisai jau realiai vyksta, nes tai, ką mes matom, reiškia, kur įvedamos kariuomenės pajėgos į atskirus miestus ir ten, reiškia, kariaujamos su nusikalstamu pasauliu,
Tai čia tai pateikiama, kad kariaujama su nusikalstamu pasauliu, o kas paneigs, kad čia yra bandoma sustiprinti tam tikros grupuotės, grupės, reiškia, valdžia. Šiuo atveju dešinioji. Dabar pranešimai buvo šiandien, kad reiškia, Facebookas pasirodo jau užsiima teisingų ir neteisingų idėjų skelbimų. Tai va. Facebookas jau yra ne kartą užsiėmęs teisingų ir neteisingų idėjų filtravimu. Jo, tai va. Tai mes matom, kad tokie dalykai gali vykti ir tai natūraliai sukelia priešinius veiksmus ir tai priveda prie pilietinių karų. Nes, pavyzdžiui, amerikiečiai įgyja, kaip ten bebūtų keista, bet jų pagrindinis istorinis įvykis, apie ką visa Amerika kalba, yra pilietinis karas. Tai reiškia, pasąmoniai, jie mano, kad pilietinis karas ir buvo ir gali būti. Bet jų tas leitmotyvas yra, kad jie susitaikė, žodžiu, kad jie rado kompromisą. Čia yra labai savotiškas tas kompromisas. Tiesiog šiaurėje veikia pietus. Ir jau paskui buvo dėtos didelės pastangos pacifikuoti kraštą, reiškia, bet ten nuotaikos tai buvo visiškai tragiškos, nes pietiečiai pralaimėjo, šiauriečiai laimėjo ir privertė gyventi pagal šiauriečių taisyklės. Ja, bet Valdai, bet ilgą laiko tarpą buvo, pilnai toleruojami ten pietiečių karo vadų, tenais, žodžiu, taip, statulos, kiti dalykai, jie nebuvo kažkaip išmesti, jie buvo, istorijai suteikta jiems vieta, žodžiu. Tai kol buvo jiem palikta istorijos vieta, tol nebuvo problemos. Bet kas paskui pasidarė, paskui jau reiškiasi, demokratų jau pusėje arba čia, kaip nori jos ten vadink, reiškiasi, kairiųjų jau stovyklos, pradėti puolimai prieš tos pačius pietiečių generolus, prieš tą pačią Džordžą Vašingtoną, prieš kitus. Tai ta natūralu, kada tu, reiškia, kesiniesi į šventuosius miškus, arba tenai protėvių, reiškia, medžioklės plotus, tai natūrali reakcija yra, kad tada kyla priešinis judėjimas. Tai taip tos revoliucijos ir prasideda. Nes, pavyzdžiui, šiaurės pietų konfliktas tai nebuvo vien tik vergovės klausimas. Tai buvo požiūris bendrai, kas ta Amerika. Tai čia dėl to, reiškia, ir civilizacinės skirtis, jos tada labai leidžia apie save žinoti ir dėl to tos miegančios sienos jos vėl kažkokiu būdu atsigauna. Jos netikėtai vėl pradeda veikti, nors atrodo, kad jau tiek metų praėjo, čia viskas pasikeitė. Ir, pavyzdžiui, man nepatinka, jau mes čia kalbėjom apie tai, man labai nepatinka lietuvių požiūris dabartinis į Baltarusiją kaip tokią Rusiją jau. Tai ką reiškia, čia yra Lietuvos teritorija, čia yra mūsų senoji valstybė ir mes taip visiškai to nesirūpinam, mums neskauda. Valdai, kaip praėjo ta diskusija? Nešokiravot moderatorių, žodžiu? Nes aš įrašo nieko nemačiau, tai spėju, kad daug kas nematė ir nedalyvavo. Nežinau, buvo labai gerai. Buvo gerai, bet Valdas buvo šiek tiek kitoks negu visi kiti kalbėtojai, aš taip spėju. Ten buvo per mažai laiko, tai ten buvo jam truputėlį sunkiau, nes vis tiek ne ta svorio kategorija, bet iš tikrųjų lietuviai, čia ne vien apie tai mes kalbėjom, apie litvinizmą ten buvo kalba. Bet viena iš sudėdamų iš šito proceso dalių yra tai, kad lietuviai niekada nesidomėjo Baltarusija, jie nežino jos ir dėl to, reiškia, ją iš karto nurašo kaip kažkokią blogą ir taip toliau. Tai jeigu jie žinotų tą istoriją, kad tai yra Lietuvos valstybės branduolio dalis, tai jie tada visai kitaip žiūrėtų ir tada, sakykime, ten koks nors Baltarusių Maskvos ginčas, kam priklauso Smolenskas, kas dabar vyksta realiai. Reiškia, būtų mūsų pastebėtas, įvertintas ir mes turėtume stipriai palaikyti Baltarusių, reiškia, pusę šitame diskusijoje, bet to nėra. Bet čia sudėtinga labai palaikyti, kai įtakingi, žodžiu, veikėjai, ten, sakim, tojo opoziciniai terpiai aiškina, kad, čia šitie tai visiškai beteisiai buvo, ten miškose gyveno, žodžiu, ir tasme, jūs sakot, buvo brandolio, tasme, partneriai ir ten, žodžiu, dalis. O jie savo, kad mūsų iš vis brandolį nebuvo, tai ta diskusija sudėtinga. Tai mes atrenkam tuos, kurie taip sako ir patikim, kad visas Baltarusių, reiškia, iš esmės nacionalinio atgimimo judėjimas yra litvinizmas. Tai čia yra klaida. Aš tokio teiginio negirdėjau. Bet tai bandoma pas mus visi jie tokie. Reiškia, šitas kelias ir veda prie Maskvos ir Minsko artėjimo. Ta prasme, mes turim atskirti, sakyti, važiuokit, va čia yra tvarkoj. Bet aš ir noriu paklausti. O va čia netvarkoj. Super, bet Valdai, bet jeigu kas paklaustų jūsų, pasakykit 5 tvarkoj, žodžiu. Tos 5, nežinau, sakykim, tai to nacionalinio judėjimo veikėjus, kurie nebuvo, kaip sakoma, užnešę jų ant posūkio. Yra tokių? Nes mes ilgai galvom, kad Pozniakas, žodžiu, yra toks ir panašiai, o po to jis ėmė ir atsiskleidė, žodžiu, vaikinas. Tai jeigu reikėtų... Matot, mes turim visų pirma suprasti, kad jeigu mes kažko tai nedarom, tai toje vietoje pradeda darytis. O ko mes nedarom, Valdai? Mes nesidomėm Baltarusijai. Iš vis.
Kokia Lietuvos politika per paskutinius 35 metus Baltarusijos atžvilgiu? Kas galėtų apibrėžti jos kažkokias aiškias kryptis ir ten kokias nors finansų srautus, kurie dirba prie to. Labai paprasta. Pažiūrėkit, kas Lenkijoje vyko. Jo, bet labai paprasta lietuvių politika buvo nuolat remti, žodžiu, būti moderatoriumi finansinių lėšų, kurias iš Amerikos ėjo, ir nuolat remti visus tos opozicinius veikėjus. Visų mes niekad neremėme. Bet nemažą dalį. Ir aš čia nekalbu apie nuo 20 metų, čia kalba eina. Čia, matyt, Albinas Januška galėtų labiau papasakoti, nuo kada jie susėmė, žodžiu, remti. Tai gerai, tai va ta politika, ką jinai davė? Tai jinai davė tą rezultatą, kad dabar savo pozicija bėgo į Lietuvą, nes ten jie turi savo palaikymą. Bet ar rėmimas šitos opozicijos atitinka Lietuvos valstybės interesus, niekada niekas neklausė. Taip mes norėtume, kad tas kraštas būtų demokratiškas. Tai čia galbūt būtų tas daiktas, dėl ko visi sustartų. Ir galėtų būti vakarų pasaulio dalimi, nes tada natūraliai Maskva nutolsta ten keliais šimtais kilometrų. Bet man atrodo, kad nes kad šitas kraštas nėra tik tai ten autoritarizmo ar demokratijos kovos arena, bet kad tai yra Lietuvos valstybės, Lietuvos sudėtinė dalis, kuri yra labai svarbi ir kurie vienoje valstybėje gyveno nuo 13 amžiaus iki pat 1939 metų, kada atsirado valstybinė siena, tai va šito suvokimo nėra. Nes tai leistų visiškai kitaip žiūrėti į tuos įvykius. Reiškia, tada būtų mūsų bendradarbiavimo platforma jinai, bet tos platformos nėra. Mes ginamės nuo jų. Mes dabar nuo jų ginamės, kai tuo tarpu mes turime eiti kartu. Tam tikrais klausimais. Taip, Valdai, mes turėtume eiti kartu. Ir aš pritariu, kad mes neturim istorinės politikos va šitam regionui. Ir kad tai bendra LDK istorija, bet vėlgi aš grįžtu prie to pačio, matyti jau tą mintį jums tiek Čivilis, tiek Svitojus ir kiti ten išbirbino gerai, žodžiu, per tą visą reikalą, kad jie yra hostile. Ir nėra iš jų tų, kur būtų galima kažkokį tai rasti kompromisą, su kuriais iš jų ten rasti kompromisą. Gerai, užkelkim klausimą, o kaip turėtų būti? Aš labai dažnai užduodu tą klausimą. O dabar nupieškim, o kaip turėtų būti. Tada visi nustemba, kad niekada niekas nekalbėjo apie tai, kaip turėtų būti, kaip atrodytų lietuviškas geras variantas. Kaip atrodo geri Baltarusiai. Ir tada visi pradeda mąstyti. Ne? O tai dėl to, kad nėra. Ką reiškia geri? Tai visų pirma, Baltarusiai patys kūrė valstybę ir jie nesiklaus mūsų, nes čia yra tokių karštų galvų, kur sako, reikia jiems viską uždrausti. Kaip tu gali uždrausti? Tai nieko jam neuždrausi. Tai apie ką kalba? Tai reiškia, apie tai net nereikia kalbėti. Mes tik tai galim kalbėti, kad jeigu vyksta tas, reiškia, baltarusiškas tapatybės augimas, o jisai vyksta šiuo metu, tai ar mes tame dalyvaujam ir turim kažkokią tai viziją, kur mes galėtume kartu pasiekti kažkokį bendrą teigiamą gerą rezultatą, arba mes tada priversti frustruoti ir gintis jau nuo to, kas ten gavosi, reiškia. Tai man šitas dalykas atrodo, kad mes turime dalyvauti tame labai aktyviai ir tame dalyvavime mes sukursim kažkokią naują gerą dalyką, kuris tenkins Lietuvą ir Baltarusiją. Bet Valdai, tai viskas ok. Niekas, aš manau, netgi iš mūsų pusės aktyvių tų veikėjų, kurie intensyviai kovoja prieš litvinizmą, nedrįstų teikti tokio teiginio, kad mes nesidalinam bendrą istoriją. Bet aš vėlgi tik tai akcentuoju, kad iš kitos pusės apie dalinimąsi nėra jokios kalbos. Yra kalba, kad čia mūsų, o jūs esat žmudzai ten visokie ir kitokie. Kai jiem reikia paaiškinti, kas toksai Vytauto, Gedimino, Algirdo, bet kokia tasme, kas čia tokie per slavai, žodžiu, tasme, kas čia per slavai, žodžiu, tame amžiuje, kai pas juos jau yra, žodžiu, krikščioniška religija ir kai jie tasme turi savo vardus, tai akivaizdu, kad tai yra svetimkūniai jų, tai, labai paprasta interpretacija. Jie nusilpo, mes plėtėm savo valstybės ribas ir elitas, kuris valdė LDK, iki pat, nežinau, tasme, ką čia paimkim nuo skaitos taškų, tasme, iki Liublino unijos ar kažko, tasme, jis buvo pagoniškas ir jis buvo lietuviškas. Tasme, jisai nebuvo slaviškas. O čia ir yra visa esmė, kad, reiškia, taip nesigauna. Dėl to, kad, reiškia, jeigu tu sakai, kad pagoniškas ir toksai, tai tada reikia pasižiūrėti, o kaipgi ten atrodo 13 amžiaus pradžios įvykiai. Tai tas mūsų palemoniškos Lietuvos, kaip aš ją vadinu. Nes Lietuva neatsirado Mindaugo laikais.
kur parašyta, kad Lietuva tapo Mindaugo laikais, kad krikštijosi taip, bet kad jinai buvo anksčiau, tai akivaizdu. O ką tada mes turim, reiškia, Halčo valynės santykius, reiškia, ir sutartis ten visokias, tai čia jau iš tų mažų dokumentų, kuriuos žinom. Bet Lietuvos metraščiuose yra prašytas visas didžiulis procesas, kaip kūrėsi Lietuvos valstybė ir kaip tame valstybės kūrime, reiškia, ten atrodo mūsų santykiai su slavais. Kodėl ignoruojami šitokie svarbus šaltiniai? Tai dabar, Valdai, jūs apšvieskit. Tai tegul pasiima tie didieji, reiškia, Baltarusijos reikalų žinovai ir paskaito šaltinius. Taigi yra išleista dabar, reiškia, Lietuvos metraščio kelios versijos, reiškia. Tai čia gal svarbiausias bus Tarčinskio ir Nuorašas ir Buikoco kronika, reiškia, va, tai yra vidurinysis ir tas pilnasis sąvadas, kuriame yra labai akivaizdžiai atskirta, kur yra Rusijos žmonės ir kur yra Lietuvos žmonės. Ir ten matosi per vardus, tiesiog tu matai. Ir ten parašyta, kad, reiškia, šitas mūsų patekimas į tą baltarusišką erdvę vyksta 13 amžiaus pradžioje. Ir tas, reiškia, ta plėtra, jinai ten vyksta per mūsų įsiveržimą iki pat Brastos, gan stiprų, reiškia, tuo metu, kai jos užpuolė Batijus, tai va, mes turim tos susisiekiančius indus, reiškia, ten neparašyti metai, bet matai, pagal testų. Nu ir paskui, reiškia, jų bandymas atsikovoti, ne? Jie bando atsikovoti, jie susitvarko ten kažkaip, tai reiškia, nu ir jiem nepavyksta, ne? Lietuviam pavyksta viena karinė pergalė, paskui Polocko, reiškia, įvykiai, paskui, reiškia, jau ten toliau, iki rytus, iki Vitebsko, ten ir visa kita. Tai tas procesas ten yra, kas tyrinėjo šitą reikalą, aš nežinau, kas ten tyrinėjo, niekam tai nebuvo įdomu. Bet jeigu mes priimam tos dalykus, tai akivaizdu, kad, reiškia, jau 13 amžiuje atsiranda tokios, na, stiprios jėgos, kurios iš esmės apjungia tą patį Halčo valynę su Lietuva. Reiškia, jie tampa valstybės branduoliu. Ir ten ne tik tai, reiškia, ten tie Gediminaičių, nu tai jau Gediminaičiai, tai čia Palemonaičiai reiktų vadinti taip. 4 giminės, ne, yra ten tarp kitko prašyti. Ir tu matai, kad tada, reiškia, jie toje vietoje, ten atsisėda mūsų kunigaikščiai dėl įvairių priežasčių, dėl karinių, dėl vedybinių, dėl totorių baimės, ne, dėl kitų dalykų. Bet tuo pačiu metu, reiškia, dalis tų jau mūsų kunigaikščių, reiškia, jie pasirenka per krikštą, stačiakišką krikštą, reiškia, pasirenka, iš esmės jie nieko nesiskiria nuo kitų tenai esančių slavų. Bet kuris mūsų valdovas, Valdai, nuo Vytenio, žodžiu, iki Vytauto buvo stačiatikis? Kuris pasikrikštijo valdovas. Nu tai nemažai jų, va tame ir esmė, kad netaip mažai. Ir ten, reiškia, mes labai mažai domimės tomis šalutinėmis, reiškia, linijomis. Didžiųjų kunigaikščių šalutinėmis linijomis. Va teisingai pasakėt, šalutinėmis linijomis. Nu, brolių, vaikų. Nu gerai, dabar stovi Lūckė Liubarto pilis. Kokio tikėjimo buvo Liubartas? Priminkit, nes manau, kad ne visi žino, kieno buvo... Liubartas yra Gedimino sūnus. Algirdo Kęstučio brolis, kuris, reiškia, Lūckė ten statė tą pilį ir ten yra paskui, reiškia, Karijoto giminė. Didžioji kunigaikščių nebuvo. Tasme, jis buvo šalutinis, šalutinės, žodžiu... Nu, kaip pažiūrėsiu, ką Švitrigaila valdė, ne? Tai Švitrigaila, pavyzdžiui, ką valdė. Tai taip toliau, ta prasme, ten yra... Mes tiesiog, suprantat, selektyviai atrinkdavom tuos vardus, kurie, nu, pavyzdžiui, Kijevo kunigaikštis, jau čia dabar Gedimino brolis, reiškia, nu, Teodoras, kaip mes jį vadiname, ne? Nu, tai Teodoras, nu, tai Fiodoras, taip vadinasi, originaliai, reiškia, krikšto vardas. Nu, krikšto vardas. O koks buvo originalus vardas? Nežinom? Žino tokį, bet mes niekada labai jais nesidomėjom, reiškia. Bet jeigu mes jais pasidomėtume, tai yra tie ir Polocke ten nukeliavę mūsų kunigaikščiai, kurių vieni vaikai ten turi baltiškus vardus, kiti slaviškus, reiškia. Bet mes turim pasižiūrėti, kaip tas vyko. Bet kur yra esmė? Kad jau 14 amžiui visą tai sudaro valstybės branduolį. Ir čia šitoj vietoj, reiškia, nėra didelio priešiškumo kažkokio. Nes, pavyzdžiui, nuo to pačio Algirdo 2 žmonos iš Rusijos. Tai jo, ir čia buvo didžiausia problema tos dvi. Nebuvo jokia problema, o mūsų kunigaikštystėse... Nu, atsiprašau, Kęstučio mirtis, matyt, labai smarkiai priklausoma nuo vienos iš tų motinų, žodžiu. Nu, tai tvarkoj reiškiasi, o mūsų istorikai aiškina, kad Birutės nebuvo. Tai čia 16 amžiaus istorikai sako, ne, čia Birutė išmislas. Nu, tai palaukit, ką tai reiškia? Tai yra mūsų moteriška linija, kur mūsų, reiškia, Mozūrų kunigaikštienės.
Taigi bent kelios Aldonos ir su vardais, ir su krikščioniškais, nekrikščioniškais. Tai Mazūrai, tai čia jau ne į Kijevo Rusės, žodžiu, tai žemės nutekėjo. Tai tie valdovai, jie veikia visoje šitoje aplinkiniai teritorijoje ir Latgalui veikia, reiškia, ir iš jų pusės vyksta tam tikri dalykai, nes valdovai stengiasi per vedybą sustiprinti savo ryšius. Tai kai mes matom tą visą daiktą, mes matom, kad Lietuvos valstybės branduoly jau susiformuoja tai, ką Gediminas pasako, Lietuvos ir dalies Rusijos valdovas. Tai jau titulatūroje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia brandolys. Ką jūs valdai vadinat brandoliu? Brandoliu aš vadinu Trakų ir Vilniaus kunigaikštystės. Tai va, Trakų ir Vilniaus kunigaikštystės, ar kada nors valdė koks nors, žodžiu, iš Kijevo Rusijos, žodžiu, tų žemių atėjęs kunigaikštis? Tai jis negalėjo valdyti. Jis negalėjo valdyti. Čia mes apie brandolį. Mūsų ekstrapoliuoti, žodžiu, jų žemės. Tai be abejonės. Tai čia dėl to nereikia pasiduoti litvinistų aiškinimais, kad Lietuva yra. Bet ten, pavyzdžiui, tose kronikose labai aiškiai atskirta, kur Rusija, kur yra Lietuva. Lietuva Žemaitija. Ten labai akivaizdžiai atskirta. Ir ten tiem visiems, reiškia, litvinistam, tikriesiam litvinistam, reiškia, čia yra labai geri atsakymai. Bet yra, pavyzdžiui, viena silpna vieta. Aš ją senai mačiau. Tai yra, kur vyko Mindaugo krikštas. Metraščiuose parašyta, Naugardukė, daug kartų parašyta. Tai nėra jokių kitoj vietoj, nes tai yra svarbi žinia. Kodėl mes kariaujam su Naugarduko pasakojimu, nors Naugardukas yra įkurtas tų pačių lietuvių valdovų, reiškia, yra parašyta ten, aš dabar jau pasakyti, Eikščio ar Eišiškės, nuo kurio, reiškia, ar ten kito valdovo, reiškia, ten yra parašyta, kas tą padarė, reiškia. Tai Naugardukas yra normalus daiktas, ten matyti ir Kijevo Rusijos laikais, kas nors buvo, tai jeigu ten stovėjo bažnyčia, buvo miestas, tai ten ir krikštis. Kodėl to bijot? Tai yra mūsų Lietuvos tuo metu valdytas miestas, kuriame įvyko krikštas. Nebūtinai Vilniui, o turi būti Vilniui. Įrodymo jokio, Gediminas Vilniuje sostinę nukėlė. Kad Vilnius buvo gyvenama vieta, akivaizdu iš archeologinių tyrimų. Bet niekur neparašyta, kad jis buvo sostinė, niekur neparašyta, kad jame vyko krikštas. Tai mes norėdami Vilnių sureikšminti, reiškia, tai gal tie metraščiai čia biški negeri. O ko blogas Naugardukas? Aš nesu girdėjęs iš Lietuvos, sakim taip, istorikų, tokių antilitvinistų, kurie, istorikų, kaip tik norit, galim pavadinti, kad Naugardukas yra blogai, kad tai yra ne mūsų ir panašiai. Tai Naugardukas ir tarpukariu buvo mūsų teritorijoje. Tai be abejonės, tai yra labai akivaizdžiai reiškiasi, bet ten, pažiūrėjau, tose metraščiuose yra labai aiškiai parašyta, kada jis patenka pas mus. Kad paskui, reiškia, Naugardukas yra tos lietuviškosios Rusijos centras, akivaizdžiai. Ne, ten yra parašyta tie centrai. Yra Lietuva, yra Žemaitija, ne, ir yra Rusija. Jau jinai tokia atsiranda. Tai tas Rusijos centras dvasinis yra Naugardukas, o paskui stačiatikių centras bus Luckas. Tai ten, kai sakai stačiatikis, tai visi tuoj, tai čia Maskva. Ne Maskva. Mūsų valdovai dėjo didelės pastangas, kad sukurti atskirą bažnytinę provinciją Lietuvos valstybei. Čia ir Algirdo, ir Cimblakas, reiškia, ir ten kiti, tai čia darė, nepadarė. Bet iš esmės, tai buvo geriausias būdas sukurti tokią valstybę. Ir čia, jeigu mums būtų pavykę, tai aš manau, kad mes ilgainiui būtum ir tą Maskvą įveikę, nes Maskva sustiprėjo. Čia kas nežiūrėjot Eimanto Gudo epizodą, galite iš karto pasiklausyti. Jo, tai stačiatikiškas tas elementas, reiškia, jisai tapo Maskvos įrankiu. Ir va tada jau tapo, reiškia. Ir tada mums tas buvo pražūtingas, kadangi per tą religinę liniją, reiškia, jie sugebėdavo tos kraštus priartinti prie Rusijos. Ir tas žodis Abiranė visėje Rusija yra labai pavojingas Lietuvai ir tai buvo prieš mus nukreiptas pasakymas. Tai mes šitoje vietoje turim suprasti, kad Maskva niekada nebuvo Rusijos centras, bet jinai tokia patapo dėl to, kad garsiai apie tai išnekėjo. Tai lygiai tą patį daro Vytautas, kuris, reiškia, bando išstumti Maskvą kaip konkurentą, ją užvaldyti kažkuria prasme, jam tarp kitko tai pasiseka, tik tai labai trumpam laikui. Bet jisai, reiškia, Vorsklos mūšio pralaimėjimas. Tai yra vienas iš didžiausių pralaimėjimų Lietuvos istorijoje. Jeigu mes būtume laimėję Vorsklos mūšį, tai tikėtina, kad visa Rusija būtų Lietuvoje ir nekiltų problemų. Bet aš irgi sutinku su Gudavičium, kurio paklausė, kas būtų buvę, jeigu Vytautui būtų pavykę. Mes su Valdu čia dabar rusiškai šnekėtume, žodžiu. Ne, tai sako tik tiek, kad Gorbačiovas perestroiką pradėtų Vilniui. Tai čia jo toks pasakymas, reiškia, toks, žinau. Bet jisai turi, kaip sako, racijos už tai, kad iš tikrųjų, reiškia, kuo labiau valstybė juda į rytus, tuo jinai labiau tampa rytais. Tai čia, kalbant apie tas sienas, mes turim suprasti, kad sienų augimas į kažkurią pusę tos valstybės kryptį irgi įtakoja.
Taip kaip atsitiko su Austro-Vengrija, kurioje pradėjo dominuoti ne germaniškos ir ne austriškos žemės, tiesiog skaičiumi ir ta imperija tapo rytietiška. Ir dėl to jinai, reiškia, tada tokia tapo neįgali, nes neliko tos titulinės tautos. Ta titulinė tauta realiai tapo vengrai. Bet vengrų įtaka regione buvo irgi nepakankama, kad jie galėtų išlaikyti ir paskui susprogo viskas per Pirmą pasaulinį karą ir Hašeko romanas apie tai. Tai mes matom, reiškia, tą irgi supratimą, kad kuo mes labiau į rytus einam, tuo, reiškia, mes prarandam tą savo dominuojantį, kaip tą baltišką ar lietuvišką, reiškia, pagrindą ir toj valstybėje atsiranda daugiau ten tų visokių žaidimų ir kultūrų ir taip toliau. Ir paskui natūralu ir ta kalba tampa 15 amžiuje pabaigoje dokumentai rašomi ta slavų kalba ir tas argumentas jisai mums labai neskanus. Bet valai, ta slavų kalba tai nėra baltarusių kalba, tai yra senoji Rusijos kalba, žodžiu, kuri buvo naudojama pirmiausia Kijevo Rusijoje, žodžiu. Tai taip, tai natūralu, tik niekasgi naujos kalbos nesukūrė, buvo ta, kuri buvo. O ta baltarusių kalba, jinai jau atsiranda iš esmės kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir netgi po Liublino unijos, reiškia, atskirtimi, kuri, natūraliai tada suvalgo lietuviškų, lenkiškų žodžių daugiau, reiškia, ir jinai tokia kitokia ta kalba negu, pavyzdžiui, ukrainiečių ir tikrai kitokia negu Maskvos. Bet, pavyzdžiui, gyvenimas Baltarusijos Sovietų Sąjungoje jau ją vėl padaro artesnė, reiškia, tai ta prasme tos valstybės įtakoja tas kultūras ir dėl to jos kažkiek tai keičiasi. Tai mūsų geležinė siena griovys, reiškia atstumas tarp Vilniaus ir Minsko, iš esmės skatina Minsko labiau rytietišką vystimosi kryptį. Ir priešingai, reiškia, jeigu to nėra, tai natūraliai mūsų tada tarpusavio bendravime, reiškia, mes vieni kitus įtakojame. Čia iš tikrųjų tas mūsų santykiai su Minsku, čia ne istorinė, čia tokia politologinė gaunasi tema, ką mes nuveikėme nuo 90 metų. Ten daug juodų dėmių yra, čia reikėtų atskirą epizodą daryti. Bet aš noriu pagrįžti, kadangi mes kalbėjom prieš tai apie Ameriką ir apie pilietinį karą, ar pilietinio karo konceptas galėtų būti pritaikomas, pavyzdžiui, kad ir Rusijai. Turint omeny visiškai kitokį, žodžiu, valstybės paveikslą. Žinoma, galima. Tai, kaip jūs įsivaizduojat, Valdai, jeigu imperija pradeda byrėti nuo ar gali būti pilietinis karas valstybėje, kurioje nėra pilietinės visuomenės? Tai ne tik gali būti, bet ir vyko. Taigi ta visa revoliucija, reiškia, ir tos pilietinis karas, kuris taip ir vadinasi po Pirmo pasaulinio karo, tai akivaizdžiai vykęs reiškinys. Bet ar ten pilietinis karas, ar ten tarsi desanto, žodžiu, Lenino ir kompanijos, žodžiu, vykdytas kažkoks dalykas, perėmimas? O ne, revoliucija tikra, reiškia, ten vyksta labai įdomus dalykai. Tai apie tas revoliucijas kartais reikia daugiau ir pašnekėti, tai yra svarbus labai įvykis ir jį ten galima žiūrėti kaip maištą, kaip krizę, kaip ten užsienio intervencija, ką tik tai nori, bet realus dalykas mano supratimu buvo tai, kad Romanovų pasirinkta Rusijos kaip europinės jėgos vystymo koncepcija gerokai aplenkė jos visuomenės esminės nuostatas ir kada įvyko brandos krizė, nebuvo, žodžiu. Jo, ir ten tada ta reiškiasi tokia, kažkiek tamsi, kažkiek reiškia ir stipri tame, reiškia ta visuomenė, jinai kažkuria prasme palaikė raudonosius. Nes jeigu ten nebūtų palaikę raudonųjų, tai kaip tie raudonieji ten būtų taip laimėję. Taigi ten vis tiek, tai pažiūrėkime į Denikino armiją, pažiūrėkime į Kolčiako, tai rimtos kariuomenės, turi daug kadrų, reiškia ir visą kitą, bet neturi idėjos. Nes jų idėja susijusi su imperija. Imperijos atkūrimo niekas tautoje ten per daug tuo metu nebesuprato, reiškia, nes jie tiesiog norėjo, kad būtų jų gyvenimas. Ir dėl to, reiškia, kažkuria prasme, ta bolševikinė Rusija baisi, reiškia, jinai kažkuria prasme yra artima tai Maskvai, nuo kurios nusigrėžė Petras I. Aš tai matau ten tarp jų tam tikrą ryšį. Ir, pavyzdžiui, tie narodnikai, čia tokia irgi svarbi tokia grupė 19 amžiaus, kuri, reiškia, tiesiog garsiai šaukia, kad atsigręžkime atgal į žmonės, nes mūsų valstybė yra paviršius europietiškas, ten pilna vokiečių ir visų kitokių, reiškia, o kas vyksta viduje, tai niekam neįdomu. Ir čia jie buvo teisūs, reiškia, tai tas daiktas, tik jis pasirodė daug baisesnis negu visi tikėjosi. Jie tikėjosi, kad jie, reiškia, bus tokie stačiatikiški geriečiai, reiškia, tokie Romus, o priešingai, reiškia, užaugo baisus Libinas
Ir tas Slibinas dabar yra ta imperinė rusų tauta, su kuria neįmanoma susitarti ir kuri ką tik sugeba tai žudyti ir griauti. Tai vat mes matom, kad tas, reiškia, senųjų demonų pažadinimas jis kartais gali duoti nelauktų rezultatų. Tai jeigu mes maršistam, pavyzdžiui, atiduotume čia Lietuvos valdžią, kaip atrodytų viskas. Ne? Tai, Kam tokie malai? Nu, maršistam. Kokie maršistam? Nu, buvo tokia. Vis kur jie yra, malai, jau nieko neliko jo. Neliko jo. Bet tam tikrų momentų, reiškia, atsiranda tokios krizės sąlygom, reiškia, gali tos tautos tokios atsigauti ir gimti tokie nauji judėjimai, kurie, gal daug ir sugriauna, bet kita vertus, reiškia, grąžina kultūrą prie jos pačios šaknų. Bet Valdai, įtampa dingsta. Jums kaip istorikui, kaip atrodo, ar yra kažkokios potencijos rusiškos civilizacijos tam ruski mir transformacijai? Ir jeigu yra, tai kur jos yra? Aš tai manau taip, kad smuta prasideda tada, kada ateina valdovas, kuris turi rimtų trūkumų. Kol yra stiprus valdovas, jokių ten smutų nėra. Tai pavyzdys, iš tokios smutos, mes čia kalbėjom apie tą revoliuciją 20 amžiaus, bet yra tokia smuta, reiškia, 16 pabaigos, 17 pradžios. Smuta, jinai taip ir sumaištis. Kaip išsibaigė, reiškia, ta Riuriko giminė. Čia tada, kai mes su Lenkais nuvarėm į Maskvą, žodžiu. Mes taip patikėm kaip tokį egzotinį dalyką, reiškia, bet jeigu pasižiūrėjus, kasgi ten iš tikrųjų darosi, tai ten pas juos ateina krizė, nes jų, reiškia, teisė ir bendrai kultūra nežino, kaip spręsti tą klausimą, kada nėra valdančio elito. Ir netgi tie žmonės, kurie jau paskui bando, taip de facto užimti tą vietą, kaip Borisas Godunovas, tipiškas, reiškia, carienės ten, sakykime, draugas jisai, bet jisai iš tikrųjų yra gabus valdovas, jisai ten, kurie tai laiko bandė ten stabilizuotą padėtį po tos dinastijos pasibaigimo krizės. Buvo nepripažintas aplinkinių, reiškia, Godunovas baigė blogai, tada Žedmitriai ten, visą tą plejadą, kur ten vyksta. Tai mes matom, kas atsitinka, kada kultūra ištinka krizė. Ir ta krizė ten buvo labai gili ir mes tuo pasinaudodami, reiškia, pastumėm valstybinės sienas, bandom, reiškia, įsitvirtinti Maskvoje per tuos statytinius. Bet, reiškia, kas nuneša tą visą bangą? Nuneša, reiškia, stačiatikių bažnyčios autoritetas, kuris sako, čia priešai, sukelia tą antilotinišką, čia religinis dalykas iš esmės yra, antilotinišką sentimentą, kuris buvo patvirtintas tų plėšimų, kurie ten vyko, ir tada grąžina, reiškia, kažkokią tai buvusią Rusios, reiškia, valdžią, šiuo atveju Romanovų dinastiją, kuri kilo kaip tik iš to patriarcho, reiškia, religinio sūnaus, nes tas pirmasis Michailas Romanovas, jisai nėra ryški figūra, reiškia, jo tėvas ten realiai viską padaro, bet jis jį pasodina, Romanovų dinastijos pradžia. Ir jie tada ant to antilotiniško, antivakarietiško sentimento sukuria tą Romanų valstybę, kuri, nors tai prieštarauja, pagrindinė idėja yra westernizacija Rusijos. Įsivaizduojat, kaip viskas gudriai sugula. Reiškia, tokiu keistu būdu. Reiškia, imkim iš vakarų jų technologijas, imkim iš vakarų specialistus, imkime jų išvaizdą, rūbus ten ir visą kitą, reiškia, bet mes šitoj vietoj palaikom stačiatikišką liniją. Va šitas tarpusai prieštaraujantis konceptas iš esmės yra Romanovų dinastijos, reiškia, konceptas, kuris vėl sukūrė Rusiją kaip tokią. Rusija, ne? Sutveria tokį daiktą ir ta Rusija, jinai iki pirmo pasaulinio karo, jinai ten visai taip atrodo, bent jau vakariečiam visai gerai, o viduje ten yra didžiuliai prieštaravimai, kurie išsiveržė kaip vulkanas po pirmo pasaulinio karo. Tai kažkas panašaus gali atsitikti, bet tikrai ne Putinui vadovaujant. Nes jis yra tas caras, kuris supranta šitos valstybės prigimtį, užbėga už akių perversams ir tokiu būdu, reiškia, kol jisai yra, tai niekas nesikeis. Jam mirus, mano supratimu, Rusijos laukia smuta. Ok, Valdai, bet tada klausimas yra kitas, kad tas smuta kažkaip tai išvirstų į kažkokį teigiamą dalyką, tai čia galima daryti prielaidą, kad ten viduje kažkas išsikristalizuos Rusijos, žodžiu, ir atsiras kažkokių kitokių jėgų. Arba kažkas turėtų padėti iš išorės, bet turint omeny Europos šiuo metu tokį, sakykime taip, nelabai tokį gebėjimą, sakykime taip, kažkur tai įsikišti, taip švelniai pasakykime, nenorą, baimę, nežinau ką, žodžiu, kaip tai galėtų išvirsti, žodžiu, ar nebus, kaip sakoma, mes čia tikimės, kad po Putino Rusija subirės, o gal jinai kaip tik, kaip minėtų atveju,
žodžiu, jinai vėl atgims kažkokią formą, kuri bus dar mums nepriimtinesnė ir dar skausmingesnė. Nes jeigu lyginsim ten Riurikus ir Romanovus, tai čia dar klausimas, žodžiu, kuri. Aš tai nemanau, kad Europa dėlios būsimuosius žemėlapius, nes Europa su savo sienom sudėliotom galvoje, jos iš principo net ir jeigu būtų proga, tai jie nepasinaudotų. Ir čia patyrimas paskutinių kelių šimtų metų mums nepadės, nes niekada Europa nieko Maskvoje ir nėra pasodinus. O Žadmitrijai čia, pirmasis savrankiškas, antras jau mūsų, čia Lietuvos, reiškia, žmogus, tai čia buvo tikrai nesėkmės. Nors pirmasis Žadmitrijus, jisai tas vienuolis, reiškia, Grįžka, jisai yra iš kazokų žemė iš esmės kilęs, arba ten, sakykime, dabartinės Ukrainos Rusijos kažkokiu pasienį. Bet aš manau, kad šitą pasaulį dėlios tai, kas dabartinės krizės bus laimėtojas ir šiandien nematau kito varianto, kaip kad tai yra Kinija. Tai akivaizdžiai. Aišku, Kinijoje irgi gali viskas atsitikti, bet iš principo reiškia tai valstybė, kuri iš dabartinių krizių tiesiog siurbia resursus ir auga. Tai jinai čia pasodins naują Kremliaus valdytoją. Kaip Aukso Orda, reiškia, nusprendė, kad bus Maskva. Ir tai tikrai nepanašu, tai vyksta šiandien, reiškia. Tai dėl to, reiškia, nes norint laimėti varžybas, reikia norėti jas laimėti. Europa nenori laimėti varžybų, nenori Ukrainos pergalės, nenori, reiškia, kažkokios demokratinės Rusijos, nes tai yra nerealu. Ir, reiškia, jie tik tai suorientuoti savo teritorijų gynybą. Tai geriausiu atveju tas teritorijas ir apgins, tikėkime, reiškia. Bet kad jie galėtų kažką tai daryti, tai jie turėtų kažką tai galvoti, niekas negalvoja. Tuo tarpu Kinija, mano supratimu, jinai tokią viziją gali turėti, nes, čia ne vieną kartą yra kalbama apie tai, kad jau Sibiras, reiškia, taps Kinijos auka. Tai labai tikėtina, kad jis jau senai yra tas Kinijos auka, bet jie labai gerai supranta, kad vėliavų kaitaliojimas ir teritorijos plėtra į tokias, reiškia, kitokias teritorijas, į tolimas labai žemės, ilgalaikį neduoda efektų. Ir jie neplečia teritorijų. Kinija neplečia teritorijos, bet plečia ekonominę įtaką. Tai aš manau, kad šitas modelis yra labai perspektyvus, todėl kad jeigu tavęs nieks neužpuola, tai tu nenori ir gintis. O tau duoda pinigų, tai tu jos paimi tos pinigus. Ką darai? Statai ten visokias autostradas, reiškiasi, yra tokių, kur uostus pardavinėja. Bet ten su kiniškais pinigais yra niuansų. Ten jie dažniausiai ir pastato, ir savo žmonės ten dirba, žodžiu, ten nėra taip, kad jie labai jau ten geri fundatoriai yra. Jo, tai jie ir niekada neapsimeta tokiais. Reiškia, jie net ir nekalba apie tai, kad čia Kinija, bet jie ką sako, reiškia, kad nereikia keisti valstybių sienų, bet reikia, reiškia, užsiimti daiktais, kurie stato, jie prieš karą. Ir ką tu jiem pasakysi, kad jie už karą? Ne. Čia yra jų tokia labai gera doktrina, kuri ilgalaikiai perspektyvai atveda prie klėstėjimo. Ir jeigu dabar taip bus, kaip bus, o aš netikiu, kad tai bus, kaip dabar vyksta, bus pokyčiai čia ir Europai tame tarpe. Tasme, jūs netikit, kad taip, kas vyksta dabar, tęsis? Jo, turi keistis formatas. Turi keistis, reiškia, Europai vis tiek ateis, reiškia, kažkoks tai vadas, kuris sakys, klausykit, baigim čia vaidinti angelus, reiškia, nes mūsų barakas pragare, reiškia, yra geresnis. Nebus taip, reiškia, mes neišvengiamai prieš mus kariauja Rusija ir mes turim irgi kariauti. Kaip su ta drono ataka. Užskrido dronai, Jėzus Marija, čia darom. O kodėl ant rytojus nenuskrido 50 dronų į Rusiją? Ir pasakė, dar skrisit, gausit. Nėra, šito aukso ordiškos kalbos, tokios aiškios, pabarškinti šalmus, čia yra lietuviškas terminas, 14 amžiuje. Tai šalmus barškina tik ukrainiečiai. Tai užtat ir nepasiekė rezultatų. Dabar, kaip sakė, negali NATO kariai vykti į Ukrainą, negali. Atvažiavo korėjiečių šiaurės milijonas, ir ką? Ir nieko. O kodėl negali? Tai ant rytojaus turėjo įvažiuoti. Čia mat problema yra, kad ir nelabai jų yra iš kurios bazės. Jeigu bijai, praloši muštynės, tai čia akivaizdu, nes muštynės jau vyksta, tik tai mes to negalim. Aišku, čia dabar visi pasakys, yra branduolinis ginklas, gali sugriūti pasaulis ir teisus, taip ir gali atsitikti. Bet nepaisant to, kaip ten negražiai atrodytų muštynės, kartais tenka. Ne, bet kaip pats minėjote, jeigu Kinija yra tas pagrindinis žaidėjas, tai aš nemanau, kad jie leistų savo vasalui ten visiškai jau pasileis plaukus ir išdarinėti, ką nori, kalba apie branduolinius ginklus, nes jiem tai yra visiškai, Kremlius dar nėra vasalas,
Kremlius dar nėra vasalas. Kremlius juda link vasalo, bet dar nėra. Reiškia, Kinija iš tikrųjų, aš taip manau, jos toks mąstymo būdas. Jeigu viskas gerai vyksta, netrukdyk. Ir neskubėk kurti tų vasalų, čia tarp kitko yra viduramžiški dalykai, vasalų ir seniorų, reiškia, sistemos. Ne, jie sako, čia jūs, čia mes. Mes užsiimam prekybą, mes auginam savo miestus, mes užsiimam gamybą. Kam tai trukdo, niekam netrukdo, reiškia. Visi dabar nori, reiškia, jeigu amerikiečiai daro kokios nors kvailystės, jūs vietą užims Kinija. Tai čia akivaizdu, čia laiko klausimas. Tai mes matom tuos reiškia, procesus ir šitas jų tokia strategija veda į ilgalaikį dominavimą pasaulyje. Nes tokiu būdu tu valdai per pinigus, taip kaip amerikiečiai valdė per pinigus, reiškia, daugą. Ir dabar tai, ką Trumpas sako America First, reiškia, tai realiai jinai tiesiog iš globalios jėgos perina į regionę. Nu, tai va ir vyksta tas reikalas, tik tai aišku, tai gal tikėkime neilgai. Ir tada kiek mažiau Amerikos, tiek daugiau Kinijos kūriamo pasaulio. Nes aš labai stebėjau tą Pekino susitikimą, visą laiką sveika rytietiškai pažvelgti, kas eina kur. Ne, eina tie žmonės, visi ten šneka. Centre kinietis, iš dešinės Putinas, iš kairės Šiaurės Korėja. Ir paskui antra ir trečia eilė. Bet Valdai, gal jūs net nematėt, nes pas mus žiniasklaida to visiškai nepateikė, pavyzdžiui, toks raudonas kilimas ir fanfaros, žodžiu, pasitikimo, kokios buvo Modžiui, kokios buvo, žodžiu, Putinas buvo vienintelis, kuris buvo kukliausiai priimtas nusileidimo metu, bet pas mus to žiniasklaida neperteikė. Mes tik matėm tas nuotraukas, kur jie išsirikiavę, žodžiu, ir kad jis vis dar šalia yra, žodžiu, tai supras, kad arti brandolio. Bet tie, kurie žiūrėjo pasitikimą per užsienio žiniasklaidą, pastebėjo labai skirtingą priėmimo. Taip kad Putinas yra irgi statomas į tam tikrą, žodžiu, jam duodama matyti suprast kažką, kad, tu vaikinas. Šiandien Putinas yra prašytojas. Jis yra prašytojas, jam reikia pagalbos. Kinija duoda tą pagalbą arba neduoda. Leidžia arba neleidžia. Tai čia jis nustato tą, reiškia, jau vietos pasikeitimą. Kas turi didžiausią laivyną pasaulyje arba toj turės? Kinija. Kur sovietų Rusijos laivynas, viešpatie, ten nieko nėra. Ne? O kur yra, kas dar? Tai branduolinis arsenalas, o be visą kitą. Tai mes matom, reiškia, tą akivaizdžiai Rusijos vaidmens mažėjimą, Kinijos augimą ir tas matysis. Bet jis nesidarys revoliuciniu keliu, nes jeigu tik tai prasidės, reiškia, kiniečių ir rusų tarpusavio kažkoks tai realiai kova, nutrūks bendradarbiavimas, tai Rusijai tai principė reiškia labai liūdną galą. Tai jie yra dabar jau priklausomi nuo Kinijos labai smarkiai. Ir kiniečiai netrukdo šitam procesui, bet jie niekur neskuba. Mes visą laiką skubam įtilpti į kadenciją ten, į kažką. Tai pas jūs nėra tokių daiktų. Bet mes pirmiausia skubam dėl to, kad mes turim labai tokią kuklę populiaciją lyginant su Kinija. Ir mes matom, kad, pavyzdžiui, Ukrainos Rusijos kare, žodžiu, greičiau ištirps, dėl kokių priežasčių, kuri pusė. Tarkim, mūsų pasipriešinimo galimybės vėlgi atsiremia į tai, kad mes esame labai maži, mums reikia siūsti karių, žodžiu, iš kur mes juos renkam, žodžiu, nes jų nėra kariuomenių. Tai su kinais tokiam problemom nesusiduria. Taip, dėl to jiems nereikia niekur skubėti. Bet čia labai gera Kubiliaus frazė, aš ten jos tiksliai nepacituosiu, bet esmė tokia, kad reiškiasi ten 450 milijonų turinti Europą prašo pagalbos iš 200 ten kažkiek turinčių amerikiečių, kad išgelbėtų nuo ten 100 kelių tūkstančių rusų. Ne? Labai viskas gražiai skamba. Gražiai skamba. O ką tai sako? Kad reiškia, Europa realiai yra didžiulė jėga, bet jinai viduje nėra tiek suorganizuota ir net nenori tapti imperija. Aš kažkada dar prieš daug metų pasakiau, arba Europa taps imperija, arba jos neliks. Realiai reiškiasi, tiesiog reikia, taigi Europos Sąjungoje viskas buvo išskyrus gynybą. Ne? Išoperuotas reikalas. Ten europinės projektą gauti gynybiniam projektui, tai jau labai sudėtinga, ten reikia įrodyti, kad nuo to bus nauda ten kokiam nors paukščiam. Čia pirkom sraigtasparnius visokius, visokie bairiai. Tai va čia šitas durnumas, aš kaip sakau, reiškia, išvartimas ideologinis, reiškia, visų pagrindų jisai privedė, kad Europa tapo gynybos požiūriu priklausoma nuo amerikiečių skydo. Realiai, jeigu paleidžia žmoniškai ir dar prasisuka keletą metų ar 10, reiškia, tai Europa turės tokią kariuomenę, kad gal
kokie kiniečiai ir galės konkuruoti, bet visi kiti tai ne. Bet valdai. Nes mes turim tokių privalumų didžiulių, kurių bet mes trūkumų turim labai didelių. Mes turim skirtingas kultūras. Mes turim prancūzus, vokiečius, lenkus. Tai yra, visiškai, jie visi turi savo identitetą ir niekas iš jų nenori paaukoti, savo identiteto dėl kažkokio identiteto, kuris neturi šaknies. O aš manau, kad čia yra klaidingas teiginys. Už tai, kad būtent tame skirtume ir tame, reiškia, tokiam skirtingume iš esmės yra didžiuliai privalumai. Nes jeigu mes pažiūrėsim į senovės graikus, kurie laikomi europinės civilizacijos tam tikrais pradininkais, tai jų ta polių sistema ir buvo tokia, kad tie poliai tarpusai pešasi, bet jeigu jos kas nors užpuola iš lauko, tai jie tada stoja kartu ginti ir tada motivacija to kiekvieno polio yra ženkliai didesnė negu kokios nors Persų imperijos, kuri sudaryta iš imperijai pavyko, romėnam labiau pavyko šitą reikalą iškultivuoti negu graikam, nes jie neturėjo tų tokių skirtumų. Tai taip, bet kada tik tai atsirado Romos imperija, reiškia, gal ne taip iš karto, bet ilgalaikiai perspektyvai, tada būti romėnų nieko nebereiškia. Ir tada ta valstybė prarado savo branduolį, titulinę tautą, reiškia, ir tada jinai pasidarė tokia keista civilizacinė konstrukcija, kuri laikės tik tai dėka tam tikrų imperatorių asmeninių pastangų, reiškia, ir ten dar kažkokio tai elito, bet ilgainiui ir tas ištirpo ir dėl to vakarų Romos imperija tiesiog suvalgė barbarai, nes jie tą identitetą turėjo, nes būti romėnų nieko nereiškia. Tai čia yra būti europiečių, ką reiškia? Tai būti europiečių, aš sakyčiau, irgi nereikia skubėti naikinti tas tautas, nes europiečiška sąmonė, jinai to labiau neturinti nei romėniškų, nei krikščioniškų šaknų, tai jinai iš vis neaišku, kas yra. Daugiau susijęs su LGBTQ, tai su tokiam tapatybėm, tai ką tu čia pakariausi, nemačiau nei vieno bataliono su LGBTQ reiškia vėliavom, kad kariautų. Gal yra koksai, gal jau sukūrė, reiškia, nes buvo čia kažkada tibiečiai turėjo tokį šventąjį būrį, čia toks istorijų karo žinomas dalykas. Bet iš esmės, reiškia, šita kultūra, jinai turi savos jėgos, nes yra daug kūrybingų, gabių žmonių. Šita kultūra, ta demokratinė, jinai sukuria tam tikrą tipažą žmonių, kuris yra be galo vertingas ir dėl ko, pavyzdžiui, Kinija ilgą laiką vykdė įvairius projektus, kur kvietė europiečius dėstytojus dėstyti Kinijos universitetuose, dalyvauti projektuose, nes su kolektyvinė sąmonė, kokie jie turi, jie buvo labai nekūrybingi. Kažkiek tos pastangos dabar galbūt jau tos kūrybos sukūrė, bet tiesą sakant, Kinijai yra daug geriau turėti Hongkongo variantą, kada jie tą šiek tiek vakarietišką ir šiek tiek laisvą pasaulį įdarbina pas save, tos pas Šanchajus taip veikia, ne? Iš Šanchajų galima skristi, tarp kitko Lietuvos piliečiam, čia reikia žinoti šitą šposą, reiškia. Jie tokias atvirus laukus turi. Jie kažkuria prasme Taivanį naudoja šitam dalykui, nes jeigu vien tik tai paimti tą kolektyvinę Kinijos monolitą, reiškia, jis yra pakankamai nekūrybingas. Nes ta niveliacija, tas statymas į standartus, reiškia, nuolatinė kontrolė, jinai nesudaro sąlygų kilti tiem kūrybiniam žmonėms. Tai yra mūsų šansas Europos. Todėl jeigu Europa išnaudodama savo tos privalumus bet pridėjus intelektualinių, ideologinių, ekonominių, karinių pastangų, reiškia, tą viską pavers karinių potencialų, tai mes galim išlipti, bet gali būti, kad mes tą padarysim per vėlai. Gerai, Valdai, pabaigai tada noriu užklausti taip klausimo. Visais, gal ne visais, bet tie bent jau labiausiai žinomi Europos karingumo laikotarpiai, tai atsirėmė į kažkurios vienos, Europos valstybės uždominavimą, užkariavimą kidų ir tada, ta Europa yra tokia jau galinga, grėsminga ir toliai einanti. Ar mes žiūrėtume čia į prancūzišką versiją, ar į vokišką versiją, bet, turėjo kažkas būti tam, flagmane ir turėjo būti kažkokia idėja, turėjo būti ta kovinė dvasia, nes jeigu visi ten dalinasi, tai taip nesusikatalizuoja, Bet tai gal yra susiję daugiau su kalbėjimu apie tą praeitį, bet ne su pačia praeitim. Pavyzdžiui, pasaulinė kolonijinė sistema, taigi nesukūrė karalienė Viktorija, kuri tikrai nepanaši ten į tokią labai jau diktatorę, reiškia. Tai yra daug ankstesnio laikotarpio rezultatas. Viktorijos laikais ta organizacija išgyveno klestėjimo laikotarpį, bet šiaip kūrė ten kokios nors Elžbietos remiami piratai, arba reiškia kokie nors Nyderlandų siųsti pirkliai ten kokios, arba West Indijos kompanija, ne? Tai čia šitos organizacijos tą viską darė ir jos tikrai nebuvo panašios jokias diktatūras. Čia gal mes daugiau apie Napoleonų žygius žinome, bet reiškia nemažai žygių atliko kokioj Pietų Afrikoje
mažiau garsus, bet ne mažiau agresyvūs veikėjai, ten lordai vairūs, ne, ir kiti, kurie, reiškia, ten tuos dalykus darė. Tai arba ten koks nors Lotynų Ameriką užkariavęs, ten koks nors, reiškia, ispanų konkistadorai. Ne? Nu, tai kas ten, super imperija buvo? Nu, nebuvo ten jokia imperija. Ten buvo karalius, siuntė ten kažkokį, reiškia, su sąlyga, jeigu laimėsi, būsi vicekaraliumi, jeigu nepasiseks, nu, tai šventųjų luomą pateksi. Ne? Nu, va, tokiom. Tai jeigu tą ankstyvąją kolonializmo istoriją matyti, tai čia mes matom tų mažųjų valstybių, jeigu taip galima pasakyti, didžiulės pastangas ir iš tikrųjų tos... Bet ten buvo susiduriama su silpnesniu varžovu, su technologiškai, civilizaciškai silpnesniu varžovu. O kai reikėdavo kovoti, žodžiu, su ten, nežinau, ar tai žiūrim į Rusiją, ar tai žiūrim tos kokius osmanus, tai ar čia tas mes galime ekstrapoliuoti tokį pateiginį, kad... Nu, kaip pažiūrėsi, pavyzdžiui, yra 18 amžiaus Austrijos plėtra į rytus. Austrijos, kuri paskui vadinsis Austrija-Vengrija, dar pradžioje vadinosi Vokiečių imperija. Nu, tai jie turėjo ten tokias visai rimtas pastangas, kurias ten surinkdavo iš visos imperijos. Ir kitko, ta Vokiečių tautos šventoji Romos imperija labai panaši Europos Sąjungą. Irgi tokia, reiškia, kiekvienas savo, bet kartais susimobilizuoja ten kovai prieš kokius osmanus. Nu, tai jie irgi daug atsikė. Jie irgi ir Balkanus ten užėmė, reiškia, ir įtvirtino, ir Sarajevus visokius užėmė. Tai bet mes apie tai beveik nekalbam, nes tai kažkaip atrodo nebesvarbu, arba ne tie laimėjo, reiškia, kaip nors. Nes Osmanų imperija ne tik Rusija įveikė, bet kartu sąjungoje vadinkim, su Austrija, toks bendrinis pavadinimas. Ir tas procesas, jisai, teritoriškai svarbus. Nes Osmanų imperijos dydis yra kosminis, ten pusė Europos priklausė, jeigu tai pažiūrėt pagal plotą. Tai aš manau, kad mes čia turėtume suprasti, kad kartais ne tos didžiosios imperijos, bet kartais energingi žmonės ir gana su negausių kariuomenės kontingentų, jie nuveikė didelius dalykus, čia ir karo inžinieriai statė didžiulės sistemas ir laivynai kūrėsi. Tai tą reikia matyti visą tokį didelį pasaulį, kas sudarė Europos civilizacijos klestėjimą iki Pirmo pasaulinio karo. Tai va čia yra mūsų aukso amžius. Ir mes turėtume, kaip kas nors kitas, paklausti, o kas tas mūsų aukso amžius buvo ir kodėl jisai buvo ir kaip jisai priėjo prie to aukso amžiaus. Tai va tie visi Europos civilizacijos plėtros dalykai, jie ir davė šitą rezultatą. Bet jeigu tu iškeli vėliavą, kuri netinka, nes ant ko Europą gyveno, ant antikinės idėjos ir krikščionybės. Va, du pagrindiniai iš esmės blokai, prie kurių ten labai norint gali pridėti ir konkurenciją tam tikrą tarp reformatų ir katalikų. Ne? Ir konkurencija yra Europos civilizacijos kažkoks irgi pagrindas, ne kokie nors Olandų, Anglų karai tarpusavė, Prancūzijos, Britanijos, reiškia, vidinės varžybos ar ten kokio nors 19 pabaigos Vokietijos imperijos įsiveržimas į koloninę erdvę. Tai ta vidinė konkurencija, jinai paskatina kokybę. Ir ta kokybė nestrunka pasireikšti aplinkinėse valstybėse. Tai gal mums nereikia bijoti ten vokiečių, lenkų, reiškia, varžybų, nes tos varžybos gal paskatina užaugti rimtom konkurenciniam pajėgom, bet mums reikia bijoti miegančių valstybių, kurios nieko nedaro, kaip dabar, reiškia, su vargšė Prancūzija yra, kur niekaip neišlipa iš krizės, reiškia, nes ten neįmanoma valstybės pakelti nesumažinus, reiškia, socialinių išmokų, tauta to nesupranta. O nieks to nedarys, nes politikai bijo. Ir tas reikalas, reiškia, vis labiau panašiai Liudviko, reiškia, 16 valstybė, kur, ateis vieną dieną visiškas krachas, reiškia, ir ta teritorija tiesiog subirės, kaip šiandien atrodo, bet atrodytų liūdnai. Ir priešingai, pavyzdžiui, kokioje Vokietijoje, kuri ilgą laiką save buvo užsidėjus blokus, kad neauktų, reiškia, dabar tos blokus po truputį nuiminėja, ir gali būti Vokietijos atgimimas. Tai aš manau, iš tos serijos, kad bus nukelk senelio uniformą, ir tada jau... Jo, bet aišku, ten situacija labai Vokietijoje irgi yra pasikeitus. Tai Europa yra sudėtinga, bet yra įmanoma tą padaryti, bet ko gero dominuojantis vaidmuo teks ne vakarų Europai, bet mano supratimu centriniai rytų Europai, kuriai mes priklausom. Ir todėl nereikia manyti, kad Napoleonas gali gimti tik tai Korsikoje, Napoleonas gali gimti ir kur nors Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos pasienį. Gerai, Valdai, darom pauzę, šitą temą matyti niekada niekur nedings. Tai va, tai apie sienų kaitą šitiek pašnekėjom
ir faktorius, jeigu yra kokių idėjų, kokią temą Valdą pakalbinti, nes Valdas tiek temų yra visokių prikalbėjęs visur per įvairias platformas, tai rašykit. Dėkui Valdui ir ką, dėkui visiems, iki kitų kartų. Iki.